visi sugrįžę į 8-ąjį Minecraft Pocket Edition išlikimo epizodą, per kurį šiek tiek norėčiau jums papasakot, bet nebijokit, visą epizodą nepasakosiu, o dirbsiu, o ką dirbsiu, dabar papasakosiu, o bet dirbdamas aš jums pasakysiu, ką noriu papasakot. Čia Rusys, kaip matot, dar nieko nepadariau, nėra jokio progreso ties Rusiu, mes tiesiog nieko nedarysim, bet yra toks vienas dalykas, jei aš tik šitą išjungsiu, šiek tiek buvau išjungęs, nes reikėjo ir jo. Ką šiandien darysim, aš šį epizodą suplanavau tokį dalyką ir tokį dalyką, kad štai čia turėtų būti mums įkalinti visokie mobai, čia bus, manau, koks zombis, čia bus skeletonas ir čia bus, pavyzdžiui, koks creeperis, kažkaip, žinok, man atrodo, gan neblogai čia būtų, gan neblogai atrodys čia tokie 3 čiuveliai įkalinti, tai jo, šią idėją kažkaip netyčia vakar vakare sugalvojau, tai jo. Nors praeitą epizodą, pamenat, pažadėjau jums, kad mes eisim išieškoti šachtą. Šachtą, nežinokit, aš nuėjau pats vienas išieškoti ir nusprendžiau, kad jums galbūt bus šiek tiek nuobodu, žiūrėt, kai aš ten tą šachtą vaikštų ir panašiai, žinot, ten suprat tikriausiai, kad bus jums nuobodu šiek tiek, tai nusprendžiau nuveiti vienas čia išvaikščioti, žinokit. Galbūt pradėsiu nuo pat pradžių, kai buvo, iš pradžių einu, aš toks viskas normaliai ir einu ir, žinot, ten deimantų, žinot, kiek deimantų aš ten radau. Radau ten gal kokių 15 berods deimantų, bei radau 15 deimantų, ten steka irono, ten tų bėgių prisirinkau. Einu ir spėkit, ką randu, žinokit, randu zombių spawnerį. Aš galvoju, jo, gerai, viskas chill čia panašiai ir galvoju, čia ir apsistosiu, tik tai, kad apsistosiu čia ir kitą epizodą jau mes padarysim iš to zombių spawnerį, tą efektyvų spawnerį. Ir žinot, kad buvo, ir tada nuvėjau dar šiek tiek pavaikščiot po tą keivą, pažiūrėt, gal ten dar kažko rasiu, taip, prie pat ir šiek tiek, tai sakant, nuklydau, bet nuklydęs, žinokit, radau, aš žinot, kiek, dar 25 deimantus, aišku, ten, taip visokių daug, ten itemų kaip ironas, ten tų bėgių vėl prisirinkau, goldo žiauriai daug dar radau. Ir kas buvo tada, žinokit, aš jau einu atgal, jau žinokit, net radau vietą, kur atgal ten visiškai prie pat, ten toks tiltelis buvo per lavą, kurį iš pradžių eidamas pasidariau ir kas būna, einu aš per tą tiltelį ir mane pašovė skeletonas ir aš įkritau į lavą ir miriau. Jo, miriau, žinokit, su visais itemais, su visais tais 25 deimantais. Jo, bet tos kitus 15 deimantų ir kitus tos brangenybės aš pasidėjau į čestą, dėl to jos yra tam spawnerį paliktos, mums tik reikės jį rast ir jas pasiimti, tai jo. Paskui, žinokit, nusprendžiau eiti atgal, paskui jau einu atgal ir kas buvo, žinokit, nuklydau šiek tiek, bet ką radau kaimelį, žinokit. Radau kaimelį, iš pradžių nuveinu pas vilą, pas tą kalvį ir žinot, ką randu ironą, aišku, nieko čia ypatingo ir panašiai, vienas ironas, 23 inksekus bei balną. Žinokit, pamačiau balną, aš toksai galvoju, what the fuck. Iš pradžių galvojau, kad gal jau galima su kiaulėm jodinėti, bet pabandžiau ir nepavyko, tai galvoju, kas čia per dalykas ir, žinokit, vis dar neįsiaiškinau, galbūt man paaiškinkit, galbūt arkliai jau išeis ir panašiai, bet dar vienas kitas dalykas, kurį mes galbūt kitą epizodą jau bandysim daryti, aš radau tą strongholdą, o jei nežinot, kaip yra strongholdą, tai yra žiauriai paprasta, tiesiog, nežinau, tai sakant, ar visuose kaimuose tai veikia, bet tiesiog būna kaimo šulnys ir tiesiog kaštas po šulniu ir atsirandat tam strongholde, tai jo, žinokit, kad žiauriai, čia kažkodėl užsibūgino lava. Jinai negenda, gerai, nekreipiant dėmesio į tai. Bet, žinokit, aš nusikasiu ten po to šulnį ir radau strongholdą, kurį mes galbūt kitą epizodą nuveisim, bandysim išieškoti jo. Bet balna, žinokit, man buvo kažkokia tai visiškai, nežinau, kažkoks akibrokštas į Minecraftą, kas čia per balnas ir jo. Tai kaip matot, kad mes šiek tiek dar, manau, viską papasakot norėjau ir dabar galim galbūt pašnekėti apie štai šį visą mūsų projektuką, kas čia bus. Aišku, miriau, kai matot, nebeturiu savo itemų, naują pasidariau šitągi swordą, armorų šiek tiek pasidariau, bet, neturiu šių daug, kai matot, nes ironas šis
praktiškai nebeturiu, net steko iron nebeturiu, tai jo, manyčiau, reikės eit pakeivint, kad dar gaut, nes, nu, mažokai. Kaip matot, šitie visi mūsų mobai bus tokiese, nežinau, ne kapsulėse, gardelėse, čia uždėsiu šitągi, kaip jis vadinasi, nes nežinau, ne tvorą, o užmiršau, kaip vadinasi, iš irono, kur daroma. Užmiršau, čystai. Nu gerai, paskui galbūt suprasit, kaip parodysiu aš čia, nes užmiršau ir jo. Galim grindis padaryti, iron bars, va kaip jinai vadinasi, lietuviškai nežinau kaip vadinasi, bet žinau kaip angliškai. Jo, čia biški žiauru. Grotos, va, grotos. Prisiminiau, kaip vadinasi, galim greit padaryti, manau, galbūt dizainą visiškai nepadarysiu, paliksiu už epizodą, nes šiandien norėčiau aš pasigauti, o dabar matau, kad yra kaip ir naktis, ar ne naktis dabar. Beje, kaip matot, kad žaidžiu jau ant Alpha Build 6 versijos, žaidžiu ant Alpha Build 1, bet dabar persirašiau ant Gmail naujesnės versijos, kaip matot, ir Pilot Control normalus dabar yra, ir bei slebai dabar nebesibūgina. Nu, jie anksčiau taip ir net būgindavosi, kai jų taip padedi, tai matot, dabar viskas žiauriai gerai ir jo, galbūt čia niekas daug grindų, žinokit, nebedarau, nes, sakau, noriu dar šiandien dabar eiti iškart pasigauti tų savo mobų ir galbūt dabar aš Iron Bars jo neatsinešiu. Kas per šūdas? Žiauriai lagina, žinokit. Kas per šūdą, žinokit, kai užlagino. Su pusę lifeo zombis mane paliko. Kas per šūdas? Galim čia uždėti, kad... Na, aišku, čia paskui gražiau padarysim. Matot, patys įkrito jau į duobę. Net nereikėjo jų... Bet aš dabar čia dar maisto neturiu, nes aš viską tengi išnešiau. Jo... Plemba. Nu, su pusė gyvybės, aišku, atviliot kokį zombį nebūtų nieko, bet kaip reikės skeletoną atviliot, tai jo, tada bus šiek tiek problemų. Ai va, čia yra morkų biškiai užaugusių, galbūt suvalgom greit. Sau visas morkas aš nunešiau į namus. Iš to ten miestelį irgi ten išrinkau šiek tiek. Bet jo, kaip matot, kažkaip labai būginas dabar su tom sėklom. Jos iškrenta pačios ant Alpha Build 1, net nebuvo tokio didelio būgo, bet dabar kažkodėl nežinau. Aš morkų tik tai žalių turiu, jo. Ai, turim vyt, galim padaryti savo šitos duonos šiek tiek. Jau padarom 4 duonos ir galim greit užvalgyti ir pažiūrim dar kada pradėjom filmuoti. Jo, viskas gerai, jau tiek daug laiko, aš čia prašnekėjau. Gerai, bet ir dabar bandysim savo pasigauti creeperį, skeletoną ir zombį. Ir kuris, mano draugai, aišku, jų čia dabar pilna turėtų būti, bet nebus, nes man jų reikia dabar. O kur tos skylės dabar man labai įdomu? Žinau, kad tai čia kažkur turėtų būti. Nes aš kažkur ten iškasiau jau, štai čia viena. Bet jie nelabai dabar lips, man atrodo, jiems reikėtų padėti kokį torčą. Ne, įlipo. Antras irgi, nu man nereikėjo 2, man vieną reiks užmušti. Kur mano svordas, va. Kai jis nepataiko, tas... Žinokit, kai lagina, kaip ant Alpha Build 6 versijos, kaip bandai kažką užmušt, nu kokį mobą galbūt. Arba aš dėl to, žinot, kad dabar šiek tiek pristabdau to įgrįšiu, nes man reikia šiek tiek pratrinti viską iš telefono, nes tikriausiai atmintis pilna. Nors ne, dabar nebelagina, gerai, galim greitai atves galbūt kažką, kriskit į duobės, aš pats nenoriu įkrist. Ne, žinokit, lagina, žinot, kad tuoj susimatysim, tik tai greitai pratrinu šiek tiek savo telefoną ir grįšim netrukus. Galima toliau bandyti savo gauti tos mobus, man atrodo, bus sunkiausia tai su skeletonu, nes, nu, jisai gali ir iš tolo mus atakuoti. Mes turim labai taip taktiškai atsitraukti patys, aišku, neįkristi duobę. Teik. Na ir liks, aišku, vienas iš lengviausių tai yra zombių ir taip turim ir skeletoną. Beje, nuždžiau ten vieną creeperį jau, taip pro čia nusileidau ir nuždžiau aš jį. Dar ten tik vienas liko ir liko mums tik tai zombis ir mes turėsim savo tokią pilną kolekciją. Nu, tik čia zombi. Gražiai, manyčiau, gan kolekcija bus, aišku, ten reikės viską taip papuoš gražiai, aišku, voras ateina, kai aš nekenčiu vorų, dėl to aš ten pas save ten nemanau, kad vorą ten atsikviesiu. Aišku, galėčiau dar endermeną, bet endermenas
išsiteleportuos iš ten, tai nėra net jokios prasmės, aišku. Jo. Ką tik pats neįkritau. Pastrauk karvę. Teik čia, ne, dar šiek tiek, šitą. Žinokit, jaučiuosi kaip vairuodamas aš tą zombį, nes grinai taip, kur eini tu, ten jis eina. Krisk! Jo, lengviausia. Aš skeletoną greičiau įvariau į tą duobę negu zombį, nors galvoju, kad su zombi čia iš vis bus lengviausia. Nu. Ko tu nekrenti į tą duobę, taigi kris, taigi pažiūrėk, ten yra labai gražu. Nu, kris, nu. Ai, gal jam reikia torčą kokį padėti, nes jis apeina tą duobę vis. Mirk. Bet jau ateina diena, man vėl reikės laukti. Gerai, galbūt padėm torčą, kad jis galvotų, kad čia yra kažkoks blokas ir tiesiog žengtų ramiai. Nežinau, kad jie yra ant tiek durni, kad galvoja, kad padėti kokį torčą, kad ten yra koks padėtas dirtas ar dar kažkas. Nu, ta prasme, pilnas blokas. Manyčiau, dabar turėtų įkrist. Aš galvoju, sakant, kad ant visų mobų yra tas, kad jie, nu, ta prasme, reikia, kad kažkas būtų padėta, bet įkrito kryperis ir skeletonas ir aišku, jis sudegs dabar. Ir man reiks laukti kitos nakties. Ne, žinokit, nelauksiu. Tiesiog aš, nebent sutašys dar spės, nemirk. Pirmą kartą, žinokit, noriu, kad ateitų zombis iki manęs nemiręs. Nu, gerai, tebūnie, žinokit, bet tą kitą zombį aš už epizodą pasigausiu, įsivarysiu į tą skylę, pažiūrėjau dabar, kaip atrodo mūsų tiek kryperis, skeletonas, aišku, jie dabar mane šaudys, net sprog gali kryperis. Ir kur jūs? Čia matot, kryperis labai gražiai šokinėja, o čia ir skeletonas irgi šokinėja, jo. Labai gražiai jums čia sekasi gyventi, ne? Ir tai ką manyčiau, šiam epizodui tiek. Kitam epizodui jau pasigausiu šitągi zombį ir kitą epizodą dar ką prieš šitą epizodą, manau, šitą visą kambarį išgražinsiu, bei jau kitą epizodą eisim į tą Strongholdą. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot ir atsisveikink Creeperį su žiūrovais, šokinėja linksmas žiauriai, jiems čia patinka gyventi. Tai jo, dar kartą ačiū, kad žiūrėjot ir susimatysim kitam epizode. Likit sveiki.